Taigi einam pusryčių, keli kadrai iš pusryčių, ką valgysim ir tada turbūt dieną ar dvi turim laisvą. Tai einam pusryčių, valgom ir bus judesys toliau. Nefilmuok tokių, kai lėkštę laikau, aš atstynau. Labas Karoli, su naujais tave. Klausimėlis, žiūriu Italijoje GTR Black Series, jisai daužtas yra, ką tu galvoji apie jį, apie jo vertę, tarkim po 5 metų, ar ten po 3 metų, žinai, kiek procentaliai, tarkim, ta kaina turėtų būti pigesnė, kad ta mašina būtų patraukli pirkti, žinai, 20-30%. Tai aš kaip ir sakiau, jisai bus nupirkęs tuo metu, kada buvo tos kainos didelės, pakilusios ir biškį papuolės yra. Tai nežinau, ar žinot ar nežinot, bet šitoje senovinėje trasoje, senoje dalyje yra filmuotas Top Gearas arba aukščiausia pavara. Tai galite pasižiūrėti video ir pamatysite, kad mes esam tikrai toje pačioje vietoje. Ir Clarksonas, kiek atsimenu, irgi darė šitą bairį. Turbūt buvo išlipęs tenai, bet dabar yra žiemos metas, biškis slidu, tai nenoriu susilaužyti nosies. Ten atvarė paimti ir prikabino, pažiūrėk, kaip prasuko karuskė gerai hamą. Neturėtų skaudėti, nu. Parašė? Ar Ticharianų pirkai ir staigmena bus? Jau? Tai sėdim, laukiam maisto ir parašė dėl mirziuko. Kaip tu galvoji, kokia situacija? Manau, situacija tokia, kad sako 105 ir pirkit. Skaitau. Jaudinės. Koks čia jaudinės? Vadinas, taip lemta. Hello. Sorry for late answer. He paid the deposit. Taip, bet gerai, sumokėjo depozitą, bet jis neatvyko dar. Nežinau, tai parašė. Na, tai okei. Prapisam. Praradom lietuviškai. Praradom, kada prarandi, čia prapisam, nes beveik turėjom. Prarandi, kada neturi ir tada skaitos prarandi, o kada beveik turi, skaitosi prapisi. Arba rusiškai praribinam. Jo. Tai va situacija tokia. Jo. Ir turbūt tada baigsim šį video, ne? Nebent nors kitą variantą. O gal bus ir kitas variantas? Ne, tai netrašom. Štai ir atvykom pas Šarūną į Classic Car Loft. Ir eisim krauti Poršiuko ant ralo ir vešime į kitą lokaciją, kur pradėsime su jų rinkti. Ką veikiam? Kavytės pagert.
Nėra kokių Yra. patestuot mašinų. Patestuot. Čia aplink teritoriją. Jo. Gal ir yra. Su Poršiuku prašęs. Norėtų? Reikia paklausti naudos. Gal duotum vieną ratą prasukti, Tik čia nėra kur. jeigu neblokuotas reduktorius. Jeigu blokuotas, tai 2. Du. Jo. Belieka laukti. Va. O aš atsakomybę turiu. Aš neįlipsiu, reikia pastumti į priekį. Ties Karolį, tu. Tai pastumam į priekį ir įlips. Nu. Kaip čia buvo? Nieko žalkūnė. Tikru. Dabar atgal vėl taip pat. Va. Visų daugiau iš toliau reikėjo, ką? Nu. Suk. Jaudinasi, žinai, iškėlti. Jo. Pasikėsi, biškį. Nu, biškį vėl. Jo. Pala, stop. Išvažiavo visi iš paskui blemą priekį tokį išardžiau, žinai, tai be ratikų, be nieko. Dabar kūrėsi, viskas gerai. Bet Dabar nesinori. neišvažiuotum iš niekas, iki to niekaip nenuvažiuotum. Ir gali būti. Niekaip. Plauk, ne kvatrinis, ne. Nebūna Porsche. Porsche būna, bet šitų ne. Bet šitom padangom ne centimetrų. Ne, tai šis likai, blemą. Visiškai nepajudintum, žinau. Tai turim prieš akis Porsche, turim Porsche dažytoją, Deivį, ir norėtume jo, aišku, paklausti, kokios buvo problemos dažant šį automobilį, su kuo susidūrė, atsiprašau, ne laiku ir ne vietoj, gerai, su kokiom problemom susidūrė dažant šitą mašiną ir kas patiko ir kas nepatiko. Aišku, pirmiausia, kokios problemos buvo. Patiko tai mašina iš karto, patiko, nes... O problemų kaip ir, nežinau, labai bijojau pradžioj, nes spalva labai baisu buvo. Nu kaip baisu, žinau, kad labai problemos yra. Tai gal papasakok irgi, Tai kaip va, tai tenai dėl su to spalvos irgi. dažymu buvo. Jo, dažymas tai kaip ir man nebuvo labai sunkus, nes man tas, kuris dažus darė, jeigu ten, žino, žmonės Kaune Modestą, tai jisai darė, jisai pasistengė. Bet paskui ir mane prigazino, kad kaip dažyti, sąrašas toksai. Pridėsim tą sąrašą. Pridėkit sąrašą, jo. Kaip dažy, būtent taip dažyk, jokių ten kitokių būdų, tik taip. Nu, taip ir dariau, kaip pasakė. Nu ir tas gavosi visai neblogai, manau, nežinau kaip. Spalva sutinka, viskas liuks. Jo, o paruošimas tai... Kaip su karbono paruošimu, daug reikalų Ne, buvo, ar ne? nu, reikia žinot biškai, kiek irgi, kaip tą pagrindą padaryti, bet čia, kaip sakant, mano duona. Supratau. Kapoto dažymas, tarkim. Kapoto daug dažymas reikalų irgi buvo? labai reikia, nu, kruopščiai suklijuotas juostelės, reikia tą karboną švariai nusivalyti, nes labai jautru viskas. Dabar va nieko nesijaučiu, visiškai nieko nėra. Jo. Reikėjo poliruoti ar ne prie Jo, podažio? reikėjo, nu, sieną neįmanoma. Ne, aš kalbu apie Kraštuką sujungimą. reikėjo, jo, biškai reikėjo, nes yra aukščiai kiti. Nes Supratau. pučiasi dažai karbonas tik lakojasi, tai
Čia gali per kokius 3 sluoksnius padaryti, kad iš vis būtų, bet neverta, Paskui nemanau. labai istorinis ir kraštai ir taip toliau. Jo, nes gamykliškai biški irgi jautėsi, tai manau, kad čia, Kaip su galu buvo daug reikalų ar ne, tenai kur buvo suskilęs? galas irgi toksai Kiek buvo įdomu, buvo pažaisti, bet Kiek maždaug laiko įdėjai va į šitą vieną, kaip gavosi sakoma, turbūt palei 2 dienas. 2 dienas. Jo, 2 dienas. Tai Nes Įsivaizduokit. turi karbonas išlikti, kad ir negali uždažyti jo. ne. Ir tu, jeigu ten darysi su eboksidinės derva arba su kažkokia derva, tai iš vis džiovimai būna po 3 dienas džiūsta jos. O čia skaityk, Tai va, realiai ir sutaupėm laiko ir... laiko sustaupė, bet čia tik tai, kai sakant, kai, aišku, visokiai padeda internetai, kurie papasakoja daug labai, kaip daryti viską reikia. Kas netingi pasidomi biški. Super. Bet ne būtent, kad apie karboną, bet aplamai yra tokių kaip pakavot kokį nors ten sutrūkimą ar pajungimas, tai va tokie dalykai. Tai kaip biški domiesi kažkom, tai ir gaunasi taip. Supratom. Žodžiu, rankas turi, labai viskas liuks. Daug metų tą patį darom. Mums patinka. Stengiamės. Žiūrovom gal irgi patiks. Būna kitą kartą stengiasi, nesigauna, bet jeigu gerai, kai supranta žmonės, kad čia yra nelengva padaryti tokius dalykus. Ne, tikrai. Ypač tokiam spalvom, kai, kaip ir sakei, ten džiovimo laikas yra svarbus. Tai kiti dažo, susideda visas detalės į krūvą. O mes iš vis nei perimų darint praktiškai negalima daryti šitos spalvos. Paminėti reikia, be perimų. Taip, šitos spalvos nesidaro perimas, pasakėm, nes iš karto gaunasi debesėliai tokie, išeina spalvai. Kiekvienas dažymas, jeigu indelį užpūti sluoksniai, neši atgal supili, vėl maišai, atgal vėl turi, nes gali iš karto tų dažų pasilikęs pasidėti, nes jau nusies, anie bus kitas spalva iš karto. Tai va tokių niuansų buvo. Tai va. Kaip man naujiena, tas pats buvo, aš nežinau. Bet iššūkiai, kaip sakoma, visą laiką. Įdomu. Tai koks didžiausias iššūkis buvo? Sudėtingiausia dalis. Aš žinok, labai taip, kaip sakant, irgi būna, kaip labai bijai, tai būna kitą kartą gal ir gerai. Geriau gaunasi. Kad biški turi bijot. Kai per daug atsipalaiduoji, tai gaunasi pas jau žiūrėk, kad lempa. Negerai. O čia kažkaip toks biški baimės buvo jausmas. Bet visai atvešim dar brangesnių mašinų. Smagu. Smagu. Bus dar daugiau baimės. Nuo klasikardų iki naujienų prasidėjo. Tai gerai, žodžiu, ačiū tada ir mes judam tada prie kelimo ant ralo. Už ką? Už darbą. Tokią mašiną atvežėm. Už darbą, kad duotų darbo. Tiesiai į garažą. Tai gal tiesiai pasitaik prieš vartus, nereikės sukioti. Tai tuoj biškį atsirištų. Tai šiam kartu tiek, susimatome kitame video ir nepamirškit pasubscribinti, nepamirškit palankinti ir nepamirškit pakomentuoti, kas patiko, ko trūksta,
kad pagerinti šios video, kad jūsų būtų tik daugiau. Taip kad iki sekančio karto, iki.